Sveiki, kas yra šventoji dvasia? Norint sužinoti apie šventąją dvasią, mums reikėtų kreiptis į Dievo žodį, į Bibliją. Ką Biblija sako apie šventąją dvasią? Senajame testamente mes nerandame labai daug ištraukų apie šventąją dvasią, bet Naujajame testamente yra apstu. Taigi panagrinėkime, kas yra šventoji dvasia. Šventoji dvasia nėra Dievas tėvas. Naujojo testamento rašytojai jie taip pat nevadino šventosios dvasios Dievo tėvu. Bet šventoji dvasia yra glaudžiai susijusi su Dievu tėvu ir Jėzumi Kristumi. Pirmas dalykas, šventoji dvasia yra asmuo. Jono Evangelijoje 16 skyriuje mes skaitome Jėzaus žodžius nuo 7 eilutės. Bet sakau jums tiesą, jums geriau, kad aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jūs neateitų guodėjas, o nuėjęs jį jums atsiųsiu. Atėjęs jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Šventoji dvasia veikia taip kaip asmuo. Jisai atėjęs, jisai įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo ir jisai yra guodėjas. Šventoji dvasia yra asmuo. Ją galima ir nuliūdinti. Efeziečiams laiške 4 skyriuje mes skaitome: ir neliūdinkite šventosios dvasios, kurie esate užanspauduoti atpirkimo dienai. Taigi šventoji dvasia yra asmuo. Antras punktas yra šventoji dvasia yra Dievas. Apaštalų darbų 5 skyriuje mes skaitome apie vieną porą. Čia apaštalas Petras tiksliai įvardyja, kad šventoji dvasia yra Dievas. Sako, tu pamilavai šventai dvasiai, ir kitoje eilutėje sako, tu pamilavai Dievui. Trečias punktas. Šventoji dvasia lygu Dievo tėvui ir Jėzui. Niekur šventame rašte nerasime, kad šventoji dvasia būtų aukščiau už Dievą tėvą arba žemiau už Jėzų Kristų. Tikintieji tai vadina trejybę. Taigi Dievas yra trijose asmenyse. Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia.